reikia į naują video vlogą. Turiu truputį paskubėti. Pasiėmiau kuprinę. Spindus nusitriau. Patalį pasiimti ir eiti dantis valytis, nes jau reikia eiti. Atėjau jau į mokyklą, ateinu skaityti knygą, nes nebūtų. Mokytojau. Tai va, sveiki mano brangieji, Edvinas Faras. Šiandien mes valgome Vievio gimnazijos valgyklą. Labai skanus kepsniukas, kaip galite matyti, vištiena, krūtinėlė. Labai skani, labai gardi, labai turtinga ir labai skani. Baigęs man jau pamokos, bet dabar turiu iki 4 valandų laukti mokyklai, nes neturiu daugiau kur būti erdvės. Ir nes turėsiu dar baigti daryti dekoracijas galaktiniams renginiui, tai pasiėmiau striukę ir einu dabar į 1. aukštą. Einu dabar iki geltono namelio, nes ten jaunimui yra erdvė skirta ir ta prasme nesuprantu, kas čia per oras. Čia ir lyja, ir snyga vienu metu, tai ta prasme nerodė šiandien jokios nieko, tik lietų. Labas rytas, šiandien jau yra penktadienis, atėjome į valgyklą pavalgyti pusryčių. Nu ir papuolėm, arbata nei skani ir dar šalta, gal bandelė bent skani bus. Va, didžiausia faina dabar žiūri vlogą mano. Čia va dar valgom, šiaip visai skani bandelė. Einam daryti misiją pirkti energetinį, bet mes mėly liko 5 minutės iki kada pamoka baigsis, o aš į antrą pamoką negaliu vėluoti. Tai tikiuosi, kad spėsim, bet labai abejoju. Tai mane greičiausiai užrakins ir neleis į klasę, o naują temą einam, tai labai negerai. Šiandien, žinokit, tiek daug reikalų, o dabar atvažiavom pasiimti dar sušių iš Rėmėjų Halką, mes tiesiog nieko nespėjom, labai daug visokių reikalų sutvarkyti, važiuoti paimti prieš tai sumuštinukų, dabar va sušių, tada eisim toliau daryti dekoracijas ir puošti salę. Tai dabar prisiminiau, kad dar filmuoju vlogą. Šiandien ant tiek kreizinu, ta prasme, aš vienu metu turiu būti 2 vietose ir renginiai ir vairavime, tai gaunasi, kad dabar kiek galėjau padirbau renginiai, padėjau su dekoracijom ir panašiai, o dabar varau į vairavimą, po vairavimo vėl į renginį. Ta prasme, tikiuosi nevėluosiu dabar į vairavimą, nes žiauriai skubu, truputį apsižiūrėjau ir į laiką nežiūrėjau. Yra žinia ta, kad žinau, su kuo vairuosiu, tai nebus tiek streso, nes šiaip jau stresavau, kadangi 2 savaitės virš nevairavau ir atrodo kaip pirmą kartą, kad varau vairuoti. Tai dėl to dabar džiaugiuosi, kad žinau, su kuo vairuosiu ir nėra toks stresas, nes geras instruktorius. Ir yra blogas dalykas, nes aš su sijonu, dabar nesimato, ir su kerzais, ir aš su kerzais dar nesu vairavus. Todėl atrodys, kad kaip pirmas kartas vairuojant, bet su sijonu irgi nieko gero. Tai tikiuosi, viskas bus gerai. Nu šiaip aišku, viskas bus gerai. 7 pamokiau, aš moku vairuoti. Super, važiuosiu šiandien. Ką tik po vairavimo pamokos, šiaip visai neblogai sekėsi ir su tais kerzais. Aišku, reikėjo šiek tiek priprasti, bet esu patenkinta. Dar labai šiaip negerai sekėsi man pačiam mieste, o nieko nematot. Čia mieste tai man šiaip nelabai gerai sekėsi, nes dar mašina pati labai dreba, bet aikšteliai tai jau žiauriai gerai. Tai tikiuosi, kad ir mieste greitai priprasiu ir viskas bus gerai, nes jau noriu pagaliau mokyklinį išsilaikyti ir pradėti Vilniui važinėti.